O tai šiandien turim tokią įdomią temą, kurią noriu pasidalinti, nes labai dažnai pastebiu, kai dirbu su mokiniais, kad šitas klausimas išlenda, ar ne, ir labai dažnai galim būtų paprasčiau papasakoti istoriją. Kai nori tiesiog papasakoti istoriją anglų kalba, dažniausiai mes renkamės praeities laiką. Nu, pavyzdžiui, pasakojam istoriją ir sakom, tarkim, I came in and I saw my old friend, ar ne? He started waving at me. Tai reiškia, aš įėjau ir pamačiau savo seną draugą, jis pradėjo mojuoti man. He started waving at me. Reiškia, čia visur mes turime I came, tai reiškia antra forma, I saw, pamačiau, irgi antra forma, ir he started, jis pradėjo mojuoti, ar ne? Po started mes turim su galūne, bet vis tiek started yra antroji forma, ar ne? Tai reiškia, kad tai yra praeitis. Atėjau, pamačiau, jis pradėjo man mojuoti. Bet yra labai įdomu kartais, tai jau galim papasakoti, istoriją tokią galim papasakoti ir dabartim. Tai būtent taip ir vadinasi šitas video, ne? Pasakojimas dabartimi. Tai tam, kad perteikčiau istoriją truputėlį vaizdžiau, reiškia, kad lietuvių kalboje aš irgi taip pat galiu sakyti, aš galiu pasakoti, aš atėjau, pamačiau savo seną draugą ir jis pradėjo man mojuoti, ar ne? Bet mano istorija galėtų skambėti šitaip. Sakot, įsivaizduojat, ką vakar sutikau? Įeinu į parduotuvę, žiūriu, mano senas draugas. Jūs pradeda mojuoti man iš karto. Automatiškai atsiranda jausmas, kad lyg dabar jau esu to istorijai, dabar viskas vyksta, ar ne? Ir lygiai tą patį aš galiu daryti su anglų kalba. Aš galiu sakyti, I come in and I see my old friend. Ir tada sakau, as soon as he sees me, kai tik jis mane pamato, vėlgi nepamatė, bet pamato, dabarties laikė aš tai sakau, as soon as he sees me, he starts waving to me, ne? As soon as he sees me, he starts waving to me. Tai reiškia, kai tik jis mane pamato, jis pradeda man mojuoti. Aš visą tai išreiškiu dabarties laiku, tam, kad suteikti tokią truputėlį, skanesnį prieskonį, ar ne? Arba galim įsivaizduoti, jeigu pasakot kažkokią įtemptą istoriją, ar ne? Vėlgi, pavyzdžiui, sakot, I come into the store, ar ne? Įeinu į parduotuvę, and there is no one there. Ir ten nieko nėra. Ne vieno nieko, ar ne? And there is no one there. I come into the store, and there is no one there. Įeinu į parduotuvę, ten nieko nėra. Then a person jumps out, ar ne? To perkelsiu, kad matytus geriau. Then a person jumps out and starts running towards me. Tada staiga iššoka žmogus, vėlgi neiššoko, bet iššoka žmogus ir pradeda bėgti link manęs. Ar ne? Aš vėlgi nepasakoju, kad iššoko žmogus ir pradėjo bėgti, aš sakau, iššoka ir pradeda bėgti. Tai toks yra savotiškas įrankis, kurį galim naudoti, taip kaip naudojam lietuvių kalboje, mes taip pat lygiai galim naudoti jį ir anglų kalboje. Galbūt, sakyčiau, nereikėtų šito dalyko pernaudoti, ar ne, nuolatos taip kalbėti, bet karts nuo karto šitą prieskonį įdėti tikrai yra tinkama, ar ne, tai nėra, tai galbūt gramatiškai ir nebūtų taisyklinga anglų kalba, bet tai labai dažnai naudojama kalba šnekamoji anglų kalboje. Nes labai dažnai šnekamoji kalboje pasakojam per dabartį, lygiai taip pat darom ir lietuvių kalboje. Ne? Tai tiesiog pagalvojau, kad dažnai pastebiu, kad mes, kai turim tą praeities laiką, perinam į jį, bet nebūtina tai daryti. Mes galim išlaikyti esamąjį laiką, pasakot dabartimi. Tik taip svarbus pastebėjimas, kad ta dabartis turi būti ne dabartis, kad dabar kažkas tai vyksta, ne? Ne I am coming in, ar ne? Arba ne I am seeing my old friend. Ne, I see, aš matau. Aš naudoju tą rutinišką anglų kalbos laiką. Tai reiškia, aš naudoju subject plus pirma forma. Veiksmažodis pirmoje formoje. Aš pamatau, aš įeinu, jis pradeda mojuoti. Vėlgi, ne tai, kad praeityje, tai sakau, bet sakau per dabarties laiką. Okay? Tai toksai savotiškas triukas, kurį galim panaudoti. Ir jis bus labai realistiškas ir labai toksai tikroviškas.
kad tai bus kažkas, ką daro native anglų kalbos speakeriai. Jie taip kalba ir jeigu jūs tokį triuką panaudosit, tikrai atrodys jūsų kalba pilnesnė, tvarkingesnė ir atrodys, kad tikrai žinot, ką darot ir žinot, kaip kalbat, okay? Tai toks savotiškas triukas, kurį galit panaudoti. Naudokit, darykit, tikrai manau patiks. Jeigu norit daugiau frazių ir žodžių, aprašyme rasit nemokamą audio ir PDF knygą, kurią galit parsisiųsti. Mano dovana jums, tiesiog mokinkitės, naudokit anglų kalbą ir dirbkit, kad sėkmingai pasiektumėt rezultatų. Tada susimatom jau kitoj pamokoj. Iki.